Labą dieną, esu Birutė Pečelienė, Sielovadinės rūpybos pirmojo kurso studentė. Šiandien kalbėsiu labai aktualią temą – antros pensijų pakopos reforma. Kaip žinia, Lietuvoje galioja įstatymas, kur numato sodrinę pensiją, tai būtų pirmos pakopos pensija ir antros pakopos pensija. Iki 26 metų galioja įstatymas, kad viršijus virš 5000 eurų sumą jau būdavo išmokama antros pakopos pensija dalimis. Būdavo visa sukaupta suma, kaip pavyzdys 6000 eurų, dalinama iš 20 metų ir iš 12 mėnesių. Ir žmogus gaudavo tik keliasdešimt eurų prie sodrinės pensijos. Ir tai netenkino daugelio žmonių. Po naujų metų įsigaliojus naujam įstatymui, jeigu žmogus sukaupė virš 14 860 eurų, galioja, kaip ir ankstesnėme įstatyme, sukaupta suma būtų, pirmiausia, iš jos būtų išskaičiuojama 15% anuitetui, likusi suma būtų dalinama iš 20 metų ir iš 12 mėnesių. Labai džiaugsminga žinia, kad padidino tą sumą, kurią galima atsiimti visą iš karto. Jeigu sukaupta suma neviršė 14 860 eurų, visi pinigai būtų išmokami visi iš karto. Pagal naują įstatymą yra net 4 galimybės tęsti kaupimą tokį, koksai yra dabar. Dalis lėšų, tai yra 3% nuo atlyginimo, eina į antros pakopos pensijų fondą. Yra valstybės skatinimas. 26 metais būtų pridedama virš 400 į tą antros pakopos pensijų fondą, jeigu žmogus sutinka 3% nukreipti į antros pakopos pensijų fondą savo atlyginimo ir pasiimti sukauptą sumą priklausomai nuo jos dydžio. Antras variantas būtų, kada žmogus sustabdo įmokų mokėjimą į antros pakopos pensijų fondą ir 3% nenuskaičiuoja nuo atlyginimo, gauna didesnį atlyginimą, bet tokiu atveju negauna ir valstybės skatinimo. Nebūtų pravesta virš 400 eurų į pensijų fondą. Šį variantą galimai rinksis tie žmonės, kuriems pensinis amžius netoli, tai gali būti iki 10 metų, ir tikėtina, kad nesukaups didesnės sumos negu 14 860. Kiekvienas nori savo pinigus valdyti taip, kaip jis moka, kaip sugeba. Ir todėl daugiau žmonių rinksis tą variantą, kada jis gali nusiimti visus pinigus iš karto. Tai labai didelė tikimybė. Trečias variantas. Gali išsiimti sukauptas lėšas, kurias sudaro suma, kuri buvo susidariusi, kai 3% nuskaičiuodavo nuo atlyginimo. Tai būtų savo sumokėti pinigai. Kokia yra sumokėta suma į antros pakopos pensijų fondą, kai buvo nuskaičiuojami 3% nuo algos, gali pasitikrinti prisijungę prie sodros sistemos gyventojams su Smart ID arba elektroniniu parašu. Sutartis nebūtų nutraukiama. Žmogus per visą tą laikotarpį iki pensinio amžiaus išsiima savo sukauptus pinigus, likusi suma investuojama ir 3% atskaitimą nuo atlyginimą galiu pasirinkti arba stabdyti, kad nenuskaičiuotų 3% nuo algos. Kitas variantas būtų, kad pasiimu sumą tą, kurią uždirbo investuotojai, tai būtų banko ar draudimo kompanija, ir savo sumokėtus pinigus. Bet tai nebūtų visa suma, kurią turi žmogus savo pensijų fonde. Būtų išskaičiuojama sodros įmokų suma ir būtų išskaičiuojamas valstybės skatinimas. Kokia sodros įmokų suma būtų nuskaičiuojama, galima taip pat pasitikrinti prisijungus prie sodros puslapio sodra.lt gyventojams.
Išskaičiuojama būtų sodros įmokų dalis ir valstybės skatinimas. Pasiimtų žmogus pelną ir savo sumokėtus pinigus. Tikėtina, kad šį variantą rinksis jauni žmonės, kurie turi paskolų, kurie nori gauti didesnę sumą, susitvarkyti savo buitį, įsigyti nekilnojamą turtą, galimai tai gal būtų pirmasis būstas. Visai nutraukus pensijų kaupimo sutartį, nelieka paveldėjimo įstatymą ir nelieka galimybės atsiimti visą sukauptą sumą. Linkiu sėkmės visiems, pasirenkant sprendimą dėl pensijų kaupimo. Ačiū už dėmesį.